Labas vakaras, LRT eteryje speciali Europos parlamento rinkimams skirta laida, parengta pagal su VRK suderintas taisyklės ir apmokėta LRT. 5 partijų kandidatai diskutuos šiandien ES gynybos ir saugumo, migracijos, taip pat bloko konkurencingumo klausimais. Pristatau juos ir jų komandas. Valentinas Bukauskas, Darbo partija. Labas vakaras. Labas vakaras. Mindaugas Puidokas, Taikos koalicija, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija ir Žemaičių partija. Labas vakaras. Labą vakarą. Valdemar Tomaševski, Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga. Labas vakaras. Labą vakarą, добрый вечер и добрый вечер. Petras Gražulis, Tautos ir teisingumo sąjunga, centristai tautininkai. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir Ieva Budraitė, Lietuvos žaliųjų partija. Labas vakaras. Sveiki. Taisyklės nesikeičia, atsakymams turite visi po 2 minutės. Jeigu po to visiems jau atsakius bus replikų, joms bus skirta iki minutės. Tad nedelsdami ir pradėkime. Pone Bukauskai, kaip jūs siūlytumėte spręsti ES saugumo politiką ir didinti gynybos pajėgumus? Labas vakaras, mėly televizijų žiūrovai. Tai bendra saugumo politika iš tiesų gynybos srityje ES narėms gali būti padidintas efektyvumas reaguojant į grėsmes susitelkus ir užtikrinti saugumą tiek regioninių mastų, tiek globalinių mastų. Vieningas atsakas ir stipresnė agresoriui sutelktas jėgas daug yra stipresnė negu pavieniai būtų šalis metantis pajėgas agresoriams. Bendra gynybos politika leistų efektyviau panaudoti išteklius, kadangi valstybės narės galėtų dalintis technologijomis, žvalgybinę informaciją, infrastruktūrą, kaip tai reikėtų visą pasiekti. Visų pirma, būtina užtikrinti politinį susitarimą tarp ES valstybių narių dėl bendros gynybinės politikos. Taip gali pasiekti per nuolatinį konsultacijas, dialogą, ieškant kompromisų. Ir taipogi turėtumėm kalbėti ir neatmesti, nes šiai dienai yra viena iš tokių irgi svarbių temų civilinių saugos, visuomenės saugumas, nes įvykus dienai būtent kur mūsų miestų gyventojams daugiabučių, privačių kvartalų, nutolusių gyvenviečių, kur jiem rasti priedangas ir visa kita. Tai aš manau, šiai dienai nacionalinis valdžios turėtų padaryti inventorizacijas, įvertinant esamą būklę, pritaikant jas būtent minėtai priedangai su esama įranga, su vėdinimo sistemomis, kad tai galėtų atlaikyti ne tik tai oro pavojus, galbūt ir biologinio ir kitų, kad būtų ir vėdinimo tos sistemos ir elektros generatoriai ir tam tikros atsargos to, ko reikalauja būtent žmogaus saugos užtikrinimui. Taip, mūsų taisyklės reikalauja 2 minutės atsakymam. Pone Tomaševski, jūsų manimu, kaip bendryje turėtų stiprinti savo saugumo politiką ir didinti bloko gynybinius pajėgumus? Visų pirma, mes turim stiprinti savo gynybą ir savo gynybinę situaciją naudojant diplomatiją. Tai geriausias būdas. Mes turim tartis ir mokėti susitart su kaimynais. Aišku, jeigu to neužteks, tada reikia atgrasinimo priemonių. Ir kad būtų šitos priemonės tinkamos, tai reikia stiprinti visų pirma karinę pramonę. Deja, to Europa kaip šiandien neturi arba labai nedidelių pajėgumų. Mūsų partija Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga dar prieš 10 metų įrašant į gynybos susitarimą, partijos susitarimą, pasiūlėm 2 punktus. Pirmas punktas tai tautinių mažumų apsaugos stiprinimas, konvencijų ratifikuotų vykdymas, kad nebūtų vidinės įtampos. Deja, kartais šita įtampa pas mus yra. Panašiai kaip į socialinę įtampą irgi ją reikia mažinti. O antras punktas buvo prieš 10 metų, kartuoju, įrašyti į partijų susitarimą mūsų šalies gynybos pramonės vystymą. Deja, niekas nebuvo padaryta, laikas praėjo ir šiandien mes turim tam tikrų problemų. Jeigu kalbėtų apie ES kariuomenę, tai greičiausiai nėra
realus reikalas, mes esame NATO, nereikia dubliuoti NATO. Bet aišku, kai kurios pajėgumus mes Europos Sąjungoje galima sukurti. Visų pirma, tai yra būtų greito reagavimo daliniai ir aišku sienos apsaugos pagal agenciją Frontex, bet reikia irgi kurti ir kariuomenės sienos apsaugos dalinius, kad mūsų sieną saugoti ir kad pažaboti nelegalią emigraciją, kuri irgi yra tam tikra grėsmė mūsų saugumui. Dėkui, ponia Tomaševski, ponia Budraitė. Europos Sąjunga netaip seniai yra priėmusi Europos gynybos strategiją ir mano galva labai svarbu ją sėkmingai ir sistemingai gyvendinti, pradedant tuo, kad turime stengtis vienodinti savo ginkluotę, organizuoti bendrus ginkluotės įsigijimus, taip pat turime skatinti tos ginkluotės, gynybinės ginkluotės gamybą čia Europos Sąjungoje ir mes tam turim įvairiausių išteklių, turim įvairius inovacinius pajėgumus, kuriuos tikrai galim išnaudoti. Nes nereikia nei apie gynybą, nei apie karą galvoti XIX amžiaus terminais. Mes esam pasiekę tokį technologinį išsivystymą, kad galime kariauti jau kitaip, išvengdami didelio skaičiaus civilių aukų. Ką dar reikėtų daryti, mąstyti plačiau apie gynybą, apie tai, kaip galim kovoti su kibernetinėmis grėsmėmis, mažinti dezinformacijos rizikas, sugalvoti strategiją, kaip gintis nuo įvairiausių provokacijų ir panašiai. Dar viena labai svarbi sritis yra energetikos dekarbonizacija, nes būtent dabartinė priklausomybė iškastiniam kurui lemia tai, kad mes esame neatsparūs ir keliame grėsmę geopolitinę prasme savo saugumui. Bet apie tą platesnę perspektyvą mane papildys kolegė, sveikatos politikos ekspertė Helga Marija Kauzonė. Labas vakaras. Tai kalbant saugumo tematiką, taip pat reikia nepamiršti dar vienos srities, tai yra stiprinti sveikatos sektorius atsparumą krizėms ir grėsmėms. Koronaviruso pandemija aiškiai parodė trūkumus sveikatos sistemoje kaip nacionaliniu mastu, taip ir Europos mastu. Dabar mes turime sudėtingą geopolitinę situaciją. Maža to, dabar vyksta neaiškus procesai, privatizuojant valstybinį sveikatos sektorių. Tai mano manimo ir mūsų partijos toks yra siekis stiprinti sveikatos sektorius atsparumą grėsmėms, krizėms ir korupcijai. Ir tokie sprendimai jie gali būti priimami kaip nacionaliniu mastu, taip ir Europos parlamento iniciatyva. Dėkui Jums. Pone Gražuli, kaip Jūs siūlytumėte stiprinti Europos saugumo politiką ir didinti gynybos pramonės apsukas? Kadangi kiekvienoj viktorinoj atsakinėdavau į šitą klausimą ir daugiausiai pirmas buvo, žmonės mano atsakymą žino. Ir dėja nėra galimybių niekada, nei vienoje šitoje viktorinoj atsakyti į tuos klausimus, kuriuos užduoda žmonės socialiniuose tinkluose, susitinkant su jais. Todėl atsakau. Pirmiausiai žmonės klausia. Jūs, opozicinės partijos, kalbate vienodai, vienodos jūsų vertybės. Tiek Mindaugo Puidoko, tiek tavo, tiek krikščionių demokratų, tiek nacionalinio susivienimo. Kodėl jūs nesusijungiat? Ir dažnai man primena, kad jeigu būtų Žemaitaitis susitaręs su Ignu Vėgėle, nebūtų patekusi į antrą turą Šimonytė. Aš jums atsakau, mėly žmonės, viską dariau, kad tik tais mes eitume bendrą koaliciją. Mindaugas Puidokas buvo su mumis, buvo pirmas sąraše, staiga dingo ir po kažkiek laiko sugalvojo sudaryti koaliciją su Puidoku Mindaugas. Aš jam aiškinau, kad jeigu yra dar remiančių tave, gali paremti toj koalicijoje, bet dėja to Mindaugo įtikinti nepavyko. Lygiai taip pat kalbėjau su Dagiu ir jis pasakė, kad mes į koaliciją, į bendrą sąrašą neisim. Ir taip atsitiko, kad tie opoziciniai balsai yra skaldomi, nes tai labai naudinga yra konservatoriams, kad mes nei vienas nepatektume į Europos parlamentą. Ir noriu pasakyti, visada kitom partijom siūliau pirmas vietas mūsų sąraše. Bet nebuvo į tai įsiklausyta ir tikrai pritariu jums, Lietuvos žmonės, kad tas įsiskaldymas reikalingas tik konservatoriams. Žinot, mane išmetė į Seimo konservatoriai ir aš prašau, solidarizuokitės. Parodykit, kad jūs esate už tiesą ir taip pat, prašau, ir Mindaugo, atsistatydink, paremk mane, o Seime einam kartu su mūsų komanda, taip pat ir krikščionių demokratų ir nacionalinio susivienijimo. Dėkui, ponia Gražuli. Ponia Puidokai, klausimas. Kaip jūs stiprintumėte ES gynybos politiką ir užkurtumėte gynybos pramonę?
Tai geras klausimas, visų pirma atsakysiu Petrui, kad visada esame pasiryžę palaikyti Petrą, bet bijom, kad jisai nuvykęs į Briuselį ten gali atidaryti savo koldūninę. Na, o kalbant apie patį klausimą, tai iš tikrųjų mūsų pats jau taikos koalicijos pavadinimas nusako, kad mes kviečiame diplomatijai, dar kartą diplomatijai, dėl to, kad kito kelio šiai dieną nei pasauliui, nei Europai tikrai nėra. Kubos raketų krizė, kada buvo labai didelė grėsmė dėl branduolinio karo kilimo, buvo išspręsta dėl Džono Kenedžio lyderystės ir gebėjimo imtis diplomatijos. Jeigu ne jisai, greičiausiai būtų kilęs branduolinis karas. Akivaizdu, kad didžiosios valstybės vis dar gali susitarti ir privalo susitarti. Šiandien Lietuvoje yra net nepageidaujamos tos temos dėl taikos tiek Seime, tiek viešojoje erdvėje. Pavyzdžiui, toje pačioje LRT, brangus žiūrovai, jūs neišvysite, kad mes kartu su Žilvinu Tratu buvome Vengrijoje, kad dalyvavome 500 000 žmonių pritraukusioje taikos eisenoje, kur buvo žmonės iš visų Europos šalių, buvo žmonės iš Jungtinių Amerikos valstijų, Australijos ir buvo pasakytas tvirtas taip taikai. Kaip matot, parašyta yra skelbime, kad ne karui, ne genderiniai politikai, ne migracijos politikai. Dėl to, kad tai yra tos problemos, kurios kaip įdonis ėda Europos Sąjunga. Ir akivaizdu, kad mes privalome daryti viską, kad pasiekti taiką. Nes šiandien dienai Ukrainoje vyksta didžiulė tragedija, nes Ukraina negavo nei viename karo etape pakankamos karinės pagalbos iš vakarų šalių. Dar blogiau, Ukraina yra priversta vykdyti Tarptautinio valiutos fondo reikalavimus, kai yra jiems teikiama pagalba kreditais, paskolomis ir tada jie turi mažinti net išmokas savo fronte kariaujantiems kariams. Ar tai yra tikrai ta vakarų pagalba, kurios mes norime? Jeigu mes norime išsaugoti Ukrainos valstybingumą ir jos žmonės ir tai, kas brangiausia, mes turime siekti taikos, taip kaip kalba Jungtinių Amerikos valstijų būsimasis prezidentas Donaldas Trumpas. Dėkui, ponia Puidokai. Ar turime repliką, ponia Bukauskai? Jo, tai gerbimi kolegos, kas liečia, manyčiau, kad nesukūrus bendros saugumo ir gynybos politikos bendros, bus sudėtinga, kas liečia ir su karinė pramonė. Todėl, kad pasižiūrėkime, kas įvyko praeitais metais, kada Europa pažadėjo kariaujančiai Ukrainai 1 milijoną būtent suteikti arsenalo šovinių. Ir Europa tik tai sugebėjo 500 000, pusė to, ko žadėjo. Kodėl tai įvyko? Todėl įvyko, kada šalis pradėjo žiūrėti savo galimybės ir pajėgumus, buvo neįvertinę, kad kai kurios įmonės jau N metų jos nebevykdo šitos veiklos. Todėl, kad Europoje trūkstama tam tikrų dedamųjų šitai amunicijai, skysčių ir visų kitų dalykų. Tai ką ir aš kalbu, kad po pirma turėtų būti rastas konsensusas, sutarimas, kad neįvyktų tas, kas įvyko ir pasimokyti iš tų klaidų ir tada prieiti būtent prie gamybos gynybiniai pramoniai. Dėkui, ponia Bukauskai, ponia Budraitė. Norėjau išryškinti tą argumentą dėl energetikos dekarbonizacijos ir pabrėžti, kaip tai yra svarbu. Šitos kampanijos metu mes nuolat girdime prieš pastatymą aplinkosaugos ir saugumo poreikių. Noriu pabrėžti, kad tai yra dvi to paties medalio pusės ir tikrai nereikia pasiduoti įvairiom manipulacijom. Neva mes turime nutraukti finansavimą aplinkosaugos ambicijoms ir skirti daugiau lėšų gynybai. Atvirkščiai, investuodami į savo nepriklausomybę nuo pirminių žaliavų, nuo kritinių žaliavų, kurias šiuo metu turi daugybę nedemokratinių, nedraugiškų režimų, mes stipriname ir savo konkurencingumą, ir savo nepriklausomybę. Bet tiesiog šiek tiek pasimečiau, kai pamačiau taikos koalicijos plakatą, pasirodo, mes esam vienoj barikadų pusėj, kalbant apie lytiškumą. Tai tiesiog taip net pamečiau savo pirminę mintį. Puidokai. Tai paprastas atsakymas, no gender policy, gaila, kad Žaliųjų partija nestebėjo taikos eisenos ir nematė, kad tai eina kalba ne genderiniai politikai, kuri tiesiog žaloja mūsų vaikus. Ir kai mokyklose buvo norėta per gyvenimo įgūdžių pamokas visus tos dalykus mokyti, tai daug tėvelių sukilo ir mes surinkome būtent taikos koalicijos iniciatyva per 100 000 parašų. Ir dėja, kaip matom, Lietuvoje jau mokslo metai baigsis, o įstatymų laikytis švietimo ministras nenori. Bet grįžkime prie temos.
temos. Šveicarijoje jau neužilgo įvyks taikos konferencija, taip kad akivaizdu, kad ir Ukrainos prezidentas Zelenskis, ir visas pasaulis mato taikos poreikį, o šiandien dienai Lietuvoje tai yra tema tabu. Ir kodėl taip yra, aš nežinau, dėl to, kad tiek Vokietijoje, tiek tose pačiose Jungtinėse Amerikos valstijose yra net 2 kandidatai iš 3 į prezidento postą, tai yra Donaldas Trumpas ir Robertas Kennedys jaunesnysis, kalba apie taikos poreikį Ukrainoje kaip po tokį. Aš manau, kad privalome įveikti šitą tylos barikadą ir pasakyti žmonėms tiesą. Atėjo laikas diplomatijai ir jeigu Lietuvos karo vanagai toliau mūsų konservatoriais priešakyje ves link karo, bus labai labai blogai. Kyla grėsmė Lietuvai tapti taktinio branduolinio ginklo taikiniu. Pone Puidokai, ačiū labai. Pone Gražulį. Trumpai noriu replikuoti ponui Puidokui, kad... Minutę turit. Turiu, kai sako, tik 2 savo koldūnus, daugiau neturiu ir tu jų nebijok. Antras dalykas, reikėjo rimtai atsakyti šitą klausimą, kodėl pabėgai. Ir kitas dalykas, apie taikos policiją. Nei vieno tu Lietuvoje žmogaus nerasi, kas už karą. Nu, nei vieno. Bet reikia po to aš už taiką, kieno sąskaita už taiką. Aš manau, kad mes turėtume stengti. Žinoma, Lietuva yra maža, nuo jos niek mažai kas priklauso. Karas pradėtas yra, man atrodo, aš taip įsitikinęs dabar po 2,5 metų, tai yra dėl labai minkštos pozicijos Baideno, kuris nuolat kartojo, kad mes neginsim Ukrainos, nes jinai nėra NATO narė, atšaukė karo instruktorius, ambasados darbuotojus ir tik trūko žodžio pasakyti pulkit Ukrainą. Jeigu Putinas būtų žinojęs, kad bus ryžtinga NATO ir ES, šiandien karo nebūtų. Karą pabaigs tik Trumpas. Dėkui, ponia Gražulė, ponia Tomaševskė. Mes kalbam apie karinę pramonę, bet Europoje yra labai nedaug sunkios pramonės, iš esmės nėra, kadangi sunkios pramonės įmonės dabar veikia už Europos ribų. Liktai taip yra pigiau, bet tai yra didelė grėsmė mūsų kontinentui. Mes irgi galėtum pirkti, sakysim, maisto produktus užsienyje, jie būtų irgi pigesni. Bet mes turim bendrą žemės ūkio politiką, kad nebūtų kažkurio laiko pas mus bado. Mes turėjom po pirmo pasaulinio karo Europoje badą, mes jau turim tam tikrą patirtį. Tai samiduose Madride, Varšuvoje dar 21-20 metais patriotiškų ir krikščioniškų partijų lyderiai sutikime būtent ir postulavo, kad sunkia pramonė Europoje vystyti. Tai buvo dar prieš karą, buvo ir Moravieckis, Kačinskis, buvo Džordžija Meloni, buvo Orbanas. Tai turėjom garbė, tame sutikime dalyvauti. Dar kartą kartuoju, kad Europos klerkai to negirdi. Ir mūsų debatai į šitą kampaniją Europos parlamente gal padės, kad jie išgirstų labai gerus pasiūlymus, kurie gali būtent ir mūsų Europą išgelbėti tą prasme, kaip karinė pramonė kūrybą. Pereikime prie kito klausimo ir mes pradėsime atsakymus. Turiu teisę. Buvo pavardė mano minėta, sakau, aš turiu kaip ir teisę atsakyti. 20 sekundžių. Taip. Tai gerbiamas Petrai, nenorėčiau, kad mes nueitume per šios debatus link tų asmeniškumų, kurie skaldo opoziciją. Pats puikiai žinai, kad į koaliciją taikos mes siūlėme jums jungtis ir dalis net jūsų narių atėjo į tą taikos koaliciją, nes šventai tikėjo, kad ir pats prisijungs. Aš tikiu, kad tik laikinai pačiam buvo aptemdytas protas dėl noro tapti Europos parlamento nariu ir vis tik tai prieš Seimo rinkimus visos opozicinės jėgos apsijungs į taikos koaliciją ir dirbs ir kovos, kad Lietuva būtų visai kitokia ir būtų sugrąžinta valstybė žmonėms. Dėkui, ponia Puidokai, išsiaiškinsite po debatų. Gerai, eikime prie kito klausimo, kuris yra apie migraciją. Šis klausimas yra labai svarbus ES ir veikia vidaus politiką. Po 10 mečius trukusių diskusijų 27 narės pagaliau sutarė dėl migracijos pakto, pagal kurį arba reikia priimti migrantus, arba susimokėti į bendrijos iždą. Lenkija ir Vengrija jau pasakė, kad tai yra katastrofa ES ir jos šito teisės akto nesilaikys. Lietuva pagal šitą teisės aktą turi priimti 158 migrantus kasmet arba mokėti per 3 milijonus eurų. Pone Tomaševski, ar šis paktas atitinka Lietuvos valstybės interesus? Aišku, kad neatitinka. Mes turim, sakysim, pakankamai imigrantų iš tų šalių, kurie yra mums artimi pagal kultūrą,
sakysim, tam tikrą genofondą, tai visų pirma iš Ukrainos, iš Baltarusijos. Tai mums užtenka darbuotojų, kad ekonomika nesustotų. Bet šitas paketas, aišku, prives prie to, kad daugiausiai migrantų mes turėsim iš Afrikos, iš Azijos. Tai yra grėsmė mūsų saugumą, kadangi žmonės ten gyvenantis, jie nesupranta Europos civilizacijos, jie turi ir į kitą tikėjimą. Tai aš esu prieš šitą paktą, jis bus nenaudingas Europai. Ir dabar jau, sakysim, Briuselėje yra 80 mečečių, o bažnyčios pusiau tuščios. Tai irgi grėsmė mūsų apskritai Europos krikščioniškai civilizacijai. Aš paminėjau Madrido samitą 20 metais, mes posėdžiavom kaip lyderiai Europinių krikščioniškų partijų. Ir ten buvo vienas pasiūlymas iš italų, labai geras pasiūlymas, ten noriu ją pakartoti, kad mes turim patys, jeigu mums trūksta darbo jėgos, suorganizuoti migraciją iš mums kultūros prasme artimų šalių. Ir ten buvo toks pasiūlymas, kad iš Pietų Amerikos suorganizuoti tam tikrą migraciją, jie tam mažiau uždirba, ir tuo pačiu kaip grąžinti europiečius į Europą. Tai būtų geras pasiūlymas, ir mes išspręstum ekonominės problemas tam tikras, kurios, aišku, yra, kada trūksta darbo jėgų, ir mes savo kontinentą nesusprogdintum, kad gali būti ateityje tam tikros ir kultūriniai, ir religiniai kovos. Tai, aišku, yra labai didelė grėsmė mūsų saugumą, apie tai aš irgi jau kalbėjau. Dėkui, ponia Tomaševski. Ponia Budraite, ar po 10 mečių diskusijos sutartas migracijos paktas atitinka Lietuvos interesus? Tai labai svarbus klausimas ir mes nekalbėsim apie bažnyčios problemas, kad bažnyčios yra tuščios. Į klausimą atsakys teisininkė Emilija Švobaitė. Labas vakaras, aš tik priminsiu žiūrovams, kad migracijos paktas yra 10 dokumentų rinkinys ir dėl jo buvo tartasi 8 metus. Klausimas, kalbantis apie kvotas iš tikrųjų ir pinigų mokėjimą tam tikrą, manyčiau, visų pirma, yra neteisingai keliamas Lietuvoje, nes mes vis dar save matome kaip tokią valstybę, kuriai reikia padėti, o štai čia atsiranda tam tikra pareiga būti solidariems ir galbūt priimti arba sumokėti papildomai pinigų ES iždą. Tai ką aš noriu pasakyti, kad Lietuvos Respublika yra pasienio valstybė ir būtent skatinamas ES valstybių solidarumas šiuo atveju mums yra labai svarbus. Nes kai mes kalbame apie tai, kad iš valstybių, kuriuose padidėja migracijos srautas ir žmonės negali susitvarkyti, valstybė negali susitvarkyti su atvykstančiu prieglobsčio prašytojų, tarkime, srautu, tai kitos valstybės jos tokiu būdu privalo mums padėti. Ir atsakykime savo į klausimą, kas mums tokiu atveju yra labiau naudinga, ar kad kitos valstybės priims iš Lietuvos žmonės, ar kad padės mums galbūt finansuoti tiek priėmimo sąlygų užtikrinimą, tiek vėliau ilgalaikius integracijos procesus. O šiaip dar norėčiau irgi sureaguoti į taikos koalicijos plakatą apie tai, kad migracija yra kažkokia didžiulė problema. Tai be abejo, tai yra problema, kurią reikia spręsti integracijos lygiu, mūsų sienos apsaugos lygiu, tam, kad liautųsi smurtas pasienyje ir mes tikrai galėtumėm jausti saugiai. Bet šiaip tai yra tradicinis pavyzdys, ką Europos parlamento komunikacijos departamento vadovas neseniai minėjo, atlikęs Europos Sąjungos valstybių visuomenių narių apklausą, tai kad migracija yra net tiek svarbi problema gyventojams, kiek populistinių politikų taikinys siekiant neapykantą gauti rinkėjų balsus. Dėkui Jums. Pone Gražuli, ar Jūs manote, kad sutartas migracijos paktas atitinka Lietuvos interesus? Pirmiausia, noriu atsakyti dar kartą Mindaugui Puidokui. Pasakyk visiems, kad buvai sutarta, buvai pirmas mūsų sąraše. Bet kas tau atsitiko, kas galvą susuko, kad likus geram mėnesiui, gal nepilnam net mėnesiui, iki rinkimų tu sudarai kažkokią koaliciją. Tai yra skaldimas balsų. Buvai pirmas mūsų sąraše. Dabar dėl migracijos. Taip, migracija yra didelė problema. Su tuo turime sutikti. Tai yra be galo jautrus klausimas. Yra ekonominiai ir yra politiniai pabėgėliai. Bet šitą klausimą be abejonės reikia spręsti ir aš prašyčiau, kad papildytų Naglis Puteikis. Prieš keletą dienų migracijos kritikas ir agresyvių musulmonų kritikas Vokietijai buvo užpultas su peiliu.
Jeigu jūs pasižiūrėtumėte video įrašus, jūs pamatytumėt neįtikėtiną dalyką, kuris reiškia Europos susinaikinimą. Policininkai puola ne žmogžudį, o puola jo auką. Jie nuverčia tą islamo kritiką, kuris kartu su vokiečiais jau buvo prispaudęs šitą afganistaniečių pabėgėlį su peiliu. Ir tik tada afganistanietis pašokęs peiliu nudarė tą policininką, kuris, kaip būtų paradoksalu, gynė ne auką, o gynė nusikaltėlį. Aplink stovėjo 21 policininkas ir tik tada iššovė, bet net ir po to šūvio, jūs galite pamatyti tai video kadruose, afganistanietis žudikas guli ir prie jo palinkusios 2 policininkės teikia greitąją medicinę pagalbą, o islamo kritikas sužeistas teroristo yra suręstas veidui į asfaltą ir jam užsukta dešinė ranka. Ir tas policininkas, kuris padėjo žudikui, dėja nuo to sužeidimo mirė. Tai čia pati Europa savo rankom save žudo. Ir šitie visi paktai, jie žudo Europą. Ir 2018 metais Seime dauguma frakcijų, daugumos balsais palaimino visiškai analogišką globalios imigracijos paktą. Taigi galvokite žmonės, už ką jūs balsuojate, nes nuo šitų politikų priklauso policininkų veiksmai. Jie gins musulmonus atvykėlius teroristus ar gins krikščionišką europinę civilizaciją. Dėkui, ponia Puteikį. Ponia Pudokai, kaip jūs manote, ar paktas atitinka Lietuvos interesus? Mes toliau kalbėsime tikrai apie taikos koalicijos siūlymus ir mums kalbama yra apie 158 žmonės, apie 3 milijonus eurų, tai būtų vienam žmogui net 19 tūkstančių eurų, bet problema yra daug gilesnė ir jinai netame. 15% nuo 23 iki 24 metų išaugo Lietuvoje esančių užsieniečių skaičius iki 221 tūkstančio. Tai yra didžiuliai skaičiai tokiai mažai valstybei kaip mūsų. Paimkime tokias šalis kaip Uzbekistanas. Lietuvoje jų padaugėjo per metus nuo 1,8 tūkstančio iki 8,2 tūkstančių žmonių. Kazachų padaugėjo nuo 1,2 tūkstančių iki 3 tūkstančių. Taip pat kirgizų padaugėjo nuo 1,9 tūkstančio iki 6,2 tūkstančių. Jūs matot vien iš šių skaičių, analogiškai su tadžikais ir taip toliau. Tai mažai Lietuvai tai yra rimtas iššūkis. Jeigu mes nesusitvarkome su savo šeimos politika, neimame padėti šeimoms, nepadedame joms įsigyti pirmą nemokamą būstą ir gauti visą kitą paramą ir pagalbą kiekvienai šeimai ir jaunai moteriai, kad jinai norėtų susilaukti kuo daugiau vaikų, tai mes su tokia migracijos politika kaip dabar, tuoj nukeliausime į nebūtį kartu su visa Europos Sąjunga. Dėl to akivaizdu, kad dabartinis migracijos paktas yra žalingas Europos Sąjungai ir tokia minkšta migracijos politika būti negali. Mes Lietuvoje galime padėti tiems žmonėms, kurie yra mums kultūriškai artimi, kurie bėga nuo karo grėsmės, kaip šiuo atveju yra Ukrainoje, ir mes tikrai priėmėme daug ukrainiečių, šiuo metu yra beveik 90 tūkstančių žmonių iš Ukrainos Lietuvoje. Tai yra normalu, bet mes kaip maža valstybė negalime apsaugoti savo kultūros, savo tradicijų, priimdami žmonės iš tolimų Azijos šalių, iš artimųjų rytų ar Afrikos, nes tai yra neįmanoma įgyvendinti net tokioms didelėms valstybėms kaip Vokietija ar Prancūzija, kurios jau pačios pripažįsta, kad jų užsieniečių integravimo iš tokių tolimų regionų politika patyrė visišką fiasko. Mes matom, kas vyksta su moterų užpuldinėjimais, kas vyksta su nesaugumu vaikams mokyklose ir tai, kad net turi atsisakyti to, kad neįžeisti kitų religijų žmonių jausmų, kad nebūtų kryžių ligoninėse. Tai akivaizdu, kad mes kaip Lietuva su to sutikti negalime. Pratęsime, pone Bukauskai. Tai jo, tai mėly žiūrovai ir kolegos, pasižiūrėkime ir sugrįžkime truputėlį atgal į istoriją. 2016 metus, kada taipogi mūsų valstybei buvo iš Sirijos panašus skaičius numatytas iš ES, kad mes turime taipogi priglausti kažkur apie 160 berods pabėgėlių. Na, buvo dalis jų atvykusių, bet jie kažkaip sėkmingai paliko mūsų šalis, todėl kad ne mūsų valstybės jų interesas. Jie žiūri toliau, Švediją, Vokietija ir kitas šalis, pasižiūrėjus 158, jeigu tai yra vienkartinis toksai priėmimas, na, galbūt ir nebūtų tokia didelė našta, gal jie tikrai integruotųsi į mūsų aplinką, nes ir su savo kultūra, mūsų valstybė yra per 150 tautų su skirtingom kultūrom ir visa kita, bet norėčiau pritarti Lenkijos pozicijai, kad vis dėlto tas paktas per 8 metus nieko nepasikeitė, nuo 16 metų.
tai iš esmės vėl prievolė yra priimta 27 šalių sutarime, tai ką jie 8 metus tiek svarstė? Kad vėl sankcija ir analoginė skaičius būtent pabėgėlių. Aš pritarčiau Lenkų pozicijai ir siūlyčiau vis dėlto solidariai šitoj vietoj laikytis ir visų pirma mes turim užtikrinti savo visuomenę. Todėl, kad pakankamai mes turime šiai dienai prisijėmę karų pabėgėlių, tame tarpe ir aš turiu savo šeimoje iš Iziumo 3 metai ir kiti ir dėkoju žmonėm Lietuvos, kurie priglaudė, kurie su jais bendrauja, kurie dalinasi įspūdžiais, skausmais ir džiaugsmais, naujais metais, Velykom, aukoja išlaidas, patiria ir taip toliau. Tai čia, manau, mes darom didžiulį darbą. Dėkui, ponia Bukauskai. Dabar taip, ponia Gražulė, jūs kėlėt pirmas, tada ponia Budraica, ponas Puidokas. Noriu repliką pasakyti. Mes pažiūrėkim, kas yra, teko man dalyvauti Švedijoje, Vokietijoje, didžiuose miestuose. Ir dabar, to nebuvo prieš kokį gerą 10-metį, bet dabar Švedijoje yra kvartalų, kur paprasčiausiai negalima įeiti. Net ir policija įspėja dėl to, kad ten koncentruojasi emigrantai. Lygiai taip pat ir Vokietijos didžiuose miestuose didelės yra problemos. Sakau, aktuali be galo problema, jautri, reikia tikrai pasitelkti išmintį, kaip ją reikėtų spręsti. Integruoti juos į visuomenę tikrai didelės dalies nepavyks. Man teko būti ne kartą Jungtinėse Amerikos valstijose, kalbėtis su lietuviais ir be abejonės ten, kur įsikuria tie pabėgėlių šeimos, iš ten kraustosi Lietuvos gyvenantys Amerikoje Lietuvos piliečiai. Ir sudėtinga labai situacija, mes turime saugoti savo vertybės, savo valstybę, o tai be abejonės didelė grėsmė. Gerai, ponia Budraitė. Aš kviečiu poną Petrą ir kitus vyrus nebijoti, nes kai mes kalbam apie sprendimus, o ne atleisk laidos scenarijumi, pusę laidos diskutuojame, mes tas išeitis galime rasti, o apie išeitis kalbės teisininkė Švobaitė. Aš irgi norėčiau sureaguoti iš pradžių į Puteikio ir pono Petro Gražulio sąsają su nusikalstamumu ir migracija. Tai vėlgi tarptautinės migracijos atstovai dažnai kalba apie radikalios dešinės politiką, kai yra paimamas vienas nusikaltimas ir vienas pavyzdys ir priskiriamas tam tikrai etniniai grupiai. Jeigu mes į šitą diskusiją įtrauksim profesionalus, akademikus, kriminologus, tikrai nei vienas iš šitų žmonių nesakys, kad nusikalstamumas yra susijęs su etninė priklausomybė ar tautinė priklausomybė, tai be abejo dažnai yra integracijos, skurdo ir kitų socialinių problemų klausimai. Ponui Puidokui jis labai grėsmingai vardino skaičius apie Lietuvoje augančią migraciją. Ji didėja, bet ji šiai dienai nesiekia daugiau negu 8%. Ji nesiekia 8%, kai tuo tarpu ES stiprios valstybės turi ir 10-15%, dar daugiau. Didelės pajamas gaunančios valstybės, tokios kaip Norvegija, Islandija, procentas yra dar didesnis 20-30%. Kviečiu nebijoti. Dėkui. Ponas Puteikis buvo paminėtas, nebuvo paminėtas šitas ponas, buvo paminėtas ponas Puteikis. Bet 20 sekundžių replika, gerai? Gerbimi kolegiai, prieš savaitę Delfis paskelbė Vokietijos policijos oficialią ataskaitą. Pirmą kartą Vokietijos istorijai policija, nežinau, kokiais stebuklingais būdais sugebėjo įsisukti iš politikų gniaužtų ir paskelbė statistiką, kuri visiškai paneigė jūsų žodžius. 85% nusikaltimų Vokietijai, sunkių ir pusiau sunkių, yra emigrantų ir dar, kaip ponas Tomaševskis sakė, ne mūsų genofondo. Gerai, ponia Puteikė, ačiū. Ponia Puidokui, minutė jūsų. Na, žaliosios iš tikrųjų, aš matau, kad sunkiai geba skaityti situaciją. Jūs įvardinot turtingose šalise, didelės pajamas turinčiose šalise. Lietuva nėra nei didelė, nei turtinga valstybė, kad tai galėtų padaryti. O šiai dienai per metus apie 30 tūkstančių migrantų iš užsienio atvyko į Lietuvą. Ar tai yra maži skaičiai tokiai mažai valstybei? Per 10 metų 300 tūkstančių, bet aš noriu repliką suteikti teisininkui Erikui Pavlovičiui. Prašau. Labas vakaras, aš norėčiau replikuoti žaliosiams, kaip tik buvo pasakyta, kad pasiklauskite pas teisininkus, pasiklauskite pas kriminologus, dar kažkokie specialistai buvo paminėję, tai aš esu vienas asmuo visą tai, ką jūs paminėjot, ir kriminologas, ir teisininkas, ir buvęs migracijoje 20 metų, kaip pasakęs buvo Tony Blairas dar Jungtinėje karalystėje, multikulturalizmas
toleruotinas, nėra galimas. Taip aš sutinku, kad nusikalstamumas ženkliai mažesnis migrantų negu vietinių gyventojų. Tačiau jeigu žiūrėti demografiją, jie, sakysim, labai daug greitai, jeigu aš galiu pavadinti taip, dauginasi, tų žmonių labai daug. O pas mus šitas yra minusinis, taip kad mes kaip šalis išnyktume greitai. Replikuodamas į darbo partijos... Gerai, jūs jau nebeturite laiko replikai. Ačiū. Pone Tomaševski, pone Bukauskai, jūs replikuosit kuris nors? Ne. Taip, čia buvo pasakyta, nebijokit. Tai mes nieko nebijom, bet mes, kaip ir politikai, turim žiūrėti į ateitį, kokios yra grėsmės, ir apie tas grėsmės mes įkalbam. Yra pažangių musulmonų, yra tokia šalis kaip Turkija, sakysim, aš anuose debatuose pirmose kalbėjau, kad aš esu už Turkijos priėmimą Europos Sąjungą, kadangi bus daugiau, sakysim, žmonių šeimos vertybių puoselėjančių ir taip toliau. Bet šitos grėsmės negalima mums ir nematyti, tai aš jums vieną citatą pateiksiu. Kaip įspėjimą prisiminkime Alžyro revoliucionieriaus ir prezidento Muhammado Abu Harubo įžūlų pareiškimą užsakyta 74 metais dar Jungtinių tautų forume. Citata. Vieną dieną milijonai žmonių paliks pietų pusrutulį ir įsitvirtins šiaurės pusrutulyje. Ir tikrai ne kaip draugai, nes jie įsiveš tam, kad užkariautų. Ir užkariaus, ją apgyvendinami savo vaikus. Pergalė mums atneš mūsų moterų pilvai. Tai va, tai yra į tokių musulmonų, ir mes šitos grėsmės negalim nematyti. Dėkui, pane Tomaševski, pane Bukauskai, jūs nereplikuojat. Gerai, eikime prie kito labai panašaus klausimų iš šitos pačios temos ir, pane Budraite, pradėkime nuo jūsų. Ar ES turėtų įsileisti kvalifikuotus migrantus? Vienareikšmiškai migracija iš principo yra natūralus procesas ir kuo sėkmingiau mes integruojame, kuo mes labiau valdome šitą procesą, kuo mes aiškesnės taisyklės nustatome, kokie žmonės kvalifikuoti, kokius ryčių turi atvykti pas mus, tuo labiau mes kuriame sėkmės sąlygą savo patiems, papildydami neužpildytas darbo vietas, praturtindami patys save ir kultūriškai ir visom kitom prasmėm. Tai tikrai nereikia mistifikuoti migracijos proceso kaip tokio, juo labiau papildysiu tą argumentą norintiems iš tiesų sprendimų, ką svarbu daryti, kalbėti apie kovą su klimato krize. Kodėl? Todėl, kad jau labai greitai, ne dėl savo kaltės, ne dėl to, kad nenori dirbti, nemoka dirbti ar panašiai, žmonės bus priversti ieškoti naujų namų, nes paprasčiausiai dėl kylančio jūros lygio, dėl įvairiausių orų ekstremumų, sausrų, nuniokoto dirvožemio ir panašiai, jie nebeturės kur gyventi, kur vystyti ekonominės veiklos, žemės ūkio veiklos. Tai labai greitai mes jau kalbėsime apie klimato migraciją. Ir mes turime galvoti globaliai, neužsidaryti vien įvairiausiose mituose. Bet mane papildys teisininkė Emilija Švabaitė. Aš tik tai noriu pasidžiaugti, kad šita diskusija krypsta konstruktyvesnė linkme, iš tikrųjų, ir kad mes apie migraciją pagaliau kalbame, ne saugumo kontekste, o ir galimybių kontekste. Ir be abejo, kad kiekviena šalis, bet taip pat ir ES mastu mes galime svarstyti, ką mes įsileidžiame ir kokias sąlygas kuriame atvykti. Tai vienas iš būdų valdyti neteisėtą migraciją yra kurti geresnius kelius, teisėtus būdus patekti į ES bendriją. Kvalifikuoti darbuotojai be jokios abejonės yra ir mūsų tikslas ir mes turėtumėm skatinti, kad jų į mūsų valstybės atvyktų kiek daugiau. Tai tiesiog noriu pasidžiaugti, kad turime konstruktyvę diskusiją ir tai yra klausimas, kurį turime spręsti. Dėkui, ponia Budraite. Aš primenu žiūrovams, kad tai yra speciali Europos parlamento rinkimams skirta laida, kuri parengta pagal su VRK suderintas taisyklės ir apmokėta LRT. Pone Gražuli, kaip Jūs manote, ar turėtų ES galbūt net lengvesnėmis sąlygomis įsileisti kvalifikuotus darbuotojus? Aš noriu pasakyti, kad būdamas dar Seimo nariu ir kada Seime buvo diskutuotas šitas klausimas, dėl migrantų siūliau tokią išeitį ir tai darysiu būdamas Seimo nariu. Faktiškai, kad būdamas Europarlamento nariu, jeigu žmonės išrinks. Manau, kad vis tik tais, kad ES daugiau lėšų skirtų migrantams ir jeigu bėga iš Afrikos, ten, kur yra nesaugu, kad nukreiptų į Afrikos šalis,
kurios yra saugu ir skirtų ten finansavimą. Taip nebūtų tokios didelio susimaišymo kultūrų, nes joms sugyventi yra gana sudėtinga. Bet Seimas mano tokios iniciatyvos neparėmė. Ir dabar, jeigu išrinks europarlamentarų, tikrai siūlysiu, kad eitų Europą tokia kryptimi. Geriau, kai sako, tegu emigruoja į tą kraštą, kur panaši kultūra. Dabar vis tik tais manau, kad verslui trūksta šiandien darbo jėgos ir labai atsakingai atrenkant žmonės, pritarčiau tokiai politikai, bet tikrai, kad ne kiekvienas galėtų patekti čia į mūsų valstybę. Dar noriu papildyti Ramojus. 45 sekundės. Gerai, tai aš labai greitai. Iš tikrųjų, ES nieko neskolinga tiek ir Afrikos šalims, tiek ir kitoms šalims, kuriuose migrantus norime priimti. Matome pagal kitas šalis, kad migrantai nėra blogis savaime, bet migrantai po kiek laiko sukelia didžiulės problemas. Jūs pasižiūrėkite, kas darosi Jungtinėse valstijose. Ten yra didžiulė migracija, ten yra didžiulės problemos su meksikiečiais. Siena yra tiesiog, kiaura, didžiuliai emigrantai yra nelegalūs, yra didžiulė kriminogeninė situacija ir taip toliau. Tas pats darosi Europoje. Tam pačiam Briuselyje, jūs pasižiūrėkite, yra migrantų musulmonų kvartalai, į kuriuos iš tiesų būna kartais baugu įeiti. Todėl ES nieko nėra skolinga ir mes turime, kaip ir Petras sakė, žiūrėti, kad jie neišvažiuotų iš tos pačios Afrikos, Sirijos ar ten, kur vyksta kažkokie tai neramumai. Dėkui Jums, ponia Puidokai. Kaip Jūs manote, ar ES turėtų sudaryti galbūt net lengvesnės sąlygas, kad į bloką atvažiuotų kvalifikuoti migrantai? Aš esu įsitikinęs, kad ES ir Lietuvoje nėra didelių problemų su kvalifikuotos darbo jėgos pritraukimu iš užsienio, dėl to šioje srityje kažkokių didelių pakeitimų tikrai nereiktų. Man ženkliai labiau širdis skauda dėl Lietuvos politikos. Iš mūsų šalies buvo išvykti beveik 1 milijonas žmonių į užsienį. Tai tokiai mažai valstybei kaip Lietuva, tai yra milžiniškas praradimas. Ir aš galvoju, kad mes tikrai nepadarėme pakankamai, kad pritraukti tos žmonės sugrįžimų į tėvynę. Mes nevykdom tokių efektyvių pritraukimo programų, kokias naudojo Airija, Izraelis ir daugybė kitų valstybių tam, kad pritraukti savo žmonės, kurie išvyko į kitas šalis. Ir jeigu jie sugrįžtų čia, mes turėtume daug daugiau mūsų tėvynėje gimusių žmonių, kuriems rūpi Lietuva, kurie viską padarytų dėl savo šalies. Aš su jais daug bendrauju ir žinau jų skausmą ir liūdesį, kai jie mato, kad jie tėvynėje nėra reikalingi ir kad net mechanizmai nėra suformuoti tam reikalingi. Ir aš noriu suteikti žodį Žilvinui Tratui, mūsų komandos nariui, kuris daug laiko buvo išeivijoje. Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Taip, aš per pastaruosius 15 metų dėl savo labai unikalios profesijos aktorystės man teko gyventi 9 skirtingose šalise, labai skirtingose, tiek Ukrainoje, tiek Jungtinėse Arabų Emiratuose, Jungtinėse Amerikos valstijose, Didžiojoje Britanijoje. Ir aš pastebėjau kai kurias klaidas, kurias daro Europą ir kurių nedaro kitos šalis. Tai pavyzdžiui, Dubajus šiuo metu yra pats saugiausias miestas pasaulyje, dėl to, kad jis turi labai griežtą imigracijos politika. Tuo tarpu Barcelona, pavyzdžiui, kurioje man taip pat teko gyventi apie metus, neturi tokios politikos ir yra vienas iš pavojingiausių viso Ispanijoje miestų ir žmonės ten tikrąją to žodžio prasme savo telefonus nešioja prisirišę prie grandinėlių, prie virvučių, dėl to, kad imigrantai ir kaip taisyklė nelegalūs imigrantai pastoviai juos plešia. Dėkui, ponia Puidokai, ponia Tratai, ponia Bukauskai. Mėly kolegos ir Rasa, tai kada pirmas pasiūlymas liktai yra ant abejonės ir niekas nenori priimti, tai galbūt pasiūlome truputėlį kitokį variantą. Aš manyčiau, kad ta kvalifikuota jėga šiai dienai galbūt ir būtų priimtina, bet supraskime, iš kokios šalies atvyksta šita kvalifikuota jėga, todėl kad jisai turi įtakos savo gyvenimo aplinkoje. Ir integravęsis, vadinkime, mūsų aplinkoje, jisai gali pradėti traukti savo aplinkos žmonės, kurie bus asocialūs, kurie galimai gali būti ir kitokių tikėjimų, ir kitokių mąstymų, ir kitokių galbūt užduočių turėjime, bet aš norėčiau sugrįžti, kad nacionalinė valdžia turėtų žiūrėti savo
pilietį. Šiandien kvalifikuotai jėgai suteikti gerą apmokamą darbą, žiūrėti medicinos sritį, kad gydytojai neišvyktų, o dirbtų čia, kad slaugytojos gautų kokybišką darbo užmokestį ir nevažiuotų iš mūsų šalies, kad mokytojai, kurie yra senstantis ir mokyklos yra uždaromas, kad būtų deramai apmokama ir laikomasi būtent politinių partijų susitarimą. O čia yra pagrindinis kertinis akmuo, kad mes turime savo namuose visą tą pasidaryti, o po to žiūrėti, ką dabar mums Europa su savo paktu nori daryti. Dėkui, ponia Bukauskai. Ponia Tomaševski, ką jūs galvojate? Ar tiem kvalifikuotiem darbuotojam turi būti sudarytos? Dėl kvalifikuotos darbo jėgos tai ES problemų neturi. Čia praktiškai veikia mechanizmai, tai panašiai kaip JAV ir šitos kvalifikuotų žmonių pakanka. Tai su mielu noru jie yra priimami. Ne tame problema. Problema yra neteisėtoj imigracijoje. Per paskutinius metus 23-osius beveik 400 000 žmonių neteisėtai įvažiavo į Europą. Tai yra labai didelė problema. Ir mes nuo šitos problemos nepabėgsim, jeigu mes neišpildysim Europą, sakysim, prevencijos būdu emigrantas. Aš jau minėjau apie šitą mūsų pasiūlymą, kad reikia grąžinti europiečius iš pietų Europos. Iš pietų Amerikos, atsiprašau. Tai italų kilmės ten gyvena 10 milijonų vienoje Argentinoje. Lenkų kilmės gyvena Brazilijoje milijonas. Meksikoje 300 000 lietuvių kilmės. Jie ten uždirba dvigubai mažiau. Tai yra būtent tas potencialas, kurį mes turim suorganizuoti. O dėl grįžimo mūsų migrantų iš Airijos, iš Anglijos, tai yra nelabai realu, kas jau grįžo, tai grįžo, kadangi mes kol kas negalim kaip pasiūlyti tokio, sakysim, tokio darbo užmokesčių. Bet kad nekalbėt mums apie imigraciją kaip problemą nesprendžiama, liktai mes turim prevencijos būdų, kaip sakiau, suorganizuoti šitą imigraciją iš kitų šalių, kurie mums yra artimi pagal kultūrą, pagal religiją. Tada mes išspręsime iškart keletą problemų. Mes nenorėsim šito imigrantų priiminėti, kadangi nereikės šito paketo, darbo jėgos užteks. Ir aišku, šitie žmonės bus apgyvendinti Europoje, jie gaus dvigubai didesnį atlyginimą negu Pietų Amerikoje. Ir aišku, tada nebus ką veikti šitiems imigrantams, tame tarpe neteisėtams imigrantams. Reikia irgi labai aiškiai pasakyti, kad dauguma tų žmonių, kurie atvažiuoja neteisėtai, jie yra gabenami į Europą nusikalstamų tam tikrų grupuočių. Mes turim būtent mūsų Frontexą stiprinti, labai stipriai stiprinti ir irgi panaudoti karinės pajėgos, jeigu bus tam reikalas toks. Dėkui, pana Tomaševski. Pana Gražulį, pristatykit, kas replikuos. Kęstutis Juknius, profesinių sąjungų sandrauga pirmininkas. Labas vakaras. Kalbant apie kvalifikuotą darbo jėgą, galima pasakyti tai, kad savo laiku vienos partijos vadas pasakė, kas norit išvykit iš Lietuvos, visi keliai atviri. Tai buvo Andrius Kubilius, ar ne? Mums kovojant su darbo kodeksu, 16 metais buvo daromas visos pastangos, kad žmogui būtų sunkiau įsidarbinti, likti Lietuvoje dirbti. Tai mano siūlymas būtų labai paprastas. Mes išsaugokim savo kvalifikuotus darbuotojus. Šiandien dienai uždaroma agrocheminių tyrimų laboratorija, kurioje dirba mokslininkai turintys stažą, kvalifikaciją, kuri yra kotiruota tarptautiniu mastu laboratorija. Ji uždaroma vieno žmogaus ambicijom. Tai tokių dalykų neturi būti. Visi tie žmonės verti yra labai svarbus ir verti ir svarbus Lietuvai. Ir aš manyčiau, kad ši vyriausybė turi kontroliuoti šį procesą. O įmonės, įstaigos, jos pačios rūpinasi kvalifikuotą darbo jėgą ir iš tikrųjų čia problemos nėra. Dėkui Jums už repliką, pana Padokai. Jūs irgi pristatykite, jeigu čia kažkas papildomai. Na, akivaizdu, kad Lietuva šiai dienai susiduria su milžiniškomis problemomis, kai mes neišlaikome baigusių aukštąjį mokslą jaunų žmonių, kai mums stokoja gydytojų, stokoja slaugytojų regionuose. Ir tai yra labai labai skaudi problema. Ir repliką už mūsų komandą sakys Žemaičių partijos pirmininkė Irena Stražinskaitė-Glinskienė. Labą vakarą visiems ir noriu pasakyti, kad ta problema iš tikrųjų didelė yra svarbi, nes Lietuva iš tikrųjų paruoš labai daug gerų specialistų aukštos kvalifikacijais, katrai Lietuvo naron darbą. Įsivaizduokite, neišvažiau uždirbti savo gerbuvio į užsienį. O kas pas mumis atvažiavo pigi darbą jėgą. A čia tas vadinas geroji imigracija.
aš mėslėjau karek atsižvelgti į tokius dalykus ir ypatinga trūkums ir medikų, trūkums gydytojų. Dėkui, laikas baigėsi, bet labai graži žemaičių kalba, galėtumėm klausytis ir klausytis. Pone Budraitė. Kognityvinį disonansą besiklausydama kolegų, kai yra sakoma, kad Europa nieko neskolinga kitiems kraštams, tarsi ištrinant visą kolonizacijos procesą ir jo pasiekmes, kai yra kalbama apie Lietuvą ir didžiulę emigraciją iš jos, nors pastaruoju metu vis daugiau ir daugiau žmonių grįžta į Lietuvą, kai yra sakoma, kad emigracija blogai, bet kaip gerasis pavyzdys duodamas Dubajus, kur 90% ekonomikos laikosi ant migrantų darbo ir dar išnaudotojiško, kuris baigėsi labai prastai, bet mane papildys Helga Marija Kauzonė. Emigracijos tema man tikrai yra labai suprantama ir artima, nes aš pati esu emigrantė. Aš į Lietuvą atvykau iš Estijos ir aš tikrai dėkinga esu Lietuvai ir Lietuvos sistemai už tai, kad aš turėjau galimybę studijuoti, aš turėjau galimybę sukurti šeimą, daryti karjerą, dalyvauti politikoje. Ir tik tai nuo žmogaus priklauso, kaip stipriai jisai nori sėkmingai integruotis į visuomenę. Visos sąlygos yra tam sudarytos. Dėkui, laikas baigtas. Pana Bukauskai, pristatykit, kas... Jo, tai minėtų klausimų, kas liečia dėl migrantų, tai mano kolega Valdemaras Valkiūnas nori replikas. Aš čia pakalbėsiu kaip ne politikas, o kaip psichologas. Jūs čia sakot, kad Dubajus ar ten Saudo Arabija ten neintegruojasi ir pilietybės jie niekada negaus. Tai yra skirtumas jūsų žiniai. O aš už tai, kad rotacija būtų kontraktinė rotacija. 5 metai specialistų reikia, kaip psichologiškai, kol neįleidžia tų šaknų, tokių, kaip sakant, netikrų, 5 metai ir viso gero. Jeigu reikia specialistų ar viso kito, kitos išeities Europai nėra. Jeigu norit, kad Europa nesugriūtų, nesupūtų, tai šitas variantas tik tai yra. O visai kiti variantai patikrinti, jeigu pagal šitą variantą būtų Belgija po karo naudojusi ir Prancūzija, tai dabar Afrika nebadautų, nes jie būtų jau daugiau kaip pusė Afrikos pabuvoja Europai, gavę įgūdžius, specialistai ir kitaip elgtųsi parvykę į savo šalis. Ar Afrika, Dėkui, ponia Valkiūnai, laikas, ponia Tomaševskė. Problema, sakysim, dirbtinai sukurta žiniasklaidoje dėl Baltarusių, kuri dabar padaugėjo, 80 000 litai atvažiavo. Tai mes turim dėkoti Dievui, kad jie pas mus atvažiuoja. Jie yra mūsų genofondas žmonės. Mes sudarėm bendrą valstybę per amžius. Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Jeigu kas nežino, tai iki 16 amžiaus valstybinė kalba buvo Baltarusių pas mus Lietuvoje didžioji kunigaikštystė. O Vytautas Didysis, važiuodamas ten į svečius pas ponę Ireną, puikia žemaičių kalbą, tai jis vertėjai su savim imdavo, kadangi biškai kitaip ten žmonės kalbėjo. Tai mums tai didelė dovana, kad būtent Baltarusija atvažiuoja ir nereikės mums šitų nelegalių migrantų iš kitų šalių, kurie neturi bendro su mums nieko. Tai aš siūlyčiau žiniasklaidai, ypač valstybinė žiniasklaidai, nerodyti tokius reportažus, kad čia yra kažkokia grėsmė iš Baltarusijos migrantų. Tai yra netiesa. Tik ne valstybinis, o visuomeninis transliuotas. Pone Tomaševski, pone Gražulė, eikime prie kito klausimo. Taikos koalicija buvo paminėta žaliųjų. Tai 20 sekundžių. Teisė, prašau, Žilvinas Stratas, replika. Aš tiesiog norėjau patikslinti, kad Dubajui nelegalios imigracijos nėra. Žmonės atvažiuoja ten dirbti savo norų ir jie uždirba ten žymiai daugiau negu savo šalise. O jeigu norit pakalbėti apie žmonių išnaudojimą... Tai pakalbėsite po laidos, gerai, nes 20 sekundžių baigėsi, pona Tratai. 20 sekundžių, nes 20 sekundžių čia yra jau virš laiko. Pone Gražulė, eikime prie kito klausimo, kuris skamba taip. Ar ES reikėtų naujos pareigybės, naujo portfelio gynybos komisaro? Nemanau, kad kažką labai spręstų gynybos komisaras. Mes turime, tas funkcijas turėtų atlikti vadinamas užsienio reikalų komisaras, bet Europoje yra daug labai institucijų, tai yra šalių vadovai, kurie daugiausiai ir pasisako įvairiais klausimais, prancūzai, net ir Ukrainos klausimų, italai, vokiečiai. Europos Sąjungoje reikėtų daugiau vienybės įvairiais klausimais, ypač užsienio politikos klausimais. Ir manau, kad gynybos komisaras tos vienybės nesukurtų. Kodėl?
Nes tikrai dabar aš kaip pasikartosiu, tas funkcijas turėtų atlikti užsienio reikalų komisaras. Dar vieną dalyką noriu pasakyti. Jeigu Europa būtų vieningesnė ir pirmiausiai išdiskutuotų tokias užsienio politikos klausimus viduje ir turėtų vieningą nuomonę, jei sakytų užsienio reikalų komisaras, tikrai jinai būtų solidžiau atrodytų ir, manau, būtų įtakingesnė pasaulyje ir taip pat jos žodžio labiau įsiklausytų ir Rusija. Rusija žino, kad ES susiskaldžiusi, nevieninga, kad paskendusi galbūt savo tokiuose šalių interesuose ir tie bendri klausimai nelabai rūpi. Mes matom, kaip ES kalba, kad ir apie ginklų suteikimą Ukrainai ar ir kitokios pagalbos, bet labai sunkiai tą daro. Tai labai daug kalbų Europoje, bet darbų trūksta. Tai dar kartą sakau, šita nauja pareigybė tikrai tos problemos neįspręstų. ES politikai, aš pritariu šį Makronui, kad ES turėtų savo kariuomenę ir ta jų kariuomenė būtų NATO dalis. Dėkui, ponia Gražulė. Ponia Puidokai, ką Jūs galvojate, reikia tos naujos pareigybės, apie kurią kalbame, gynybos komisaro? Aš manau, kad šiai dienai tai nėra esminis ES gynybos politikos klausimas. Vis tik tai ES jau turi greitojo reagavimo pajėgas, jos puikiai sąveikoja su NATO alijanso struktūra ir reikėtų kalbėti apie tai, kaip veikia Europos užsienio reikalų komisaras, nes tai yra esminis dalykas, jeigu mes turėtume užsienio reikalų komisarą, tokį politiką ir tokią asmenybę kaip Kennedys ar dabar Vengrijos premjeras Orbanas, tai iš tikrųjų ES judėtų tada tą linkme, kad jinai gebėtų rasti tarptautinio saugumo problemų sprendinius mūsų žemynė dėl tų skaudulių, kurie yra susikaupę dabar. Bet jeigu mes turėtume tokį komisarą, neduok dievę, kaip ponas Landsbergis, kuris vykdo karo vanagų politiką, kuris vyksta į Sakartvelą, tenai kiršina žmonės, bando atlikti spalvotasias revoliucijas, tuomet būtų didžiulė nelaimė visai ES. Taip kad kalbėkime apie asmenybės, apie tai, kokią politiką jie vykdo, apie tai, kokios jų vertybės. Ar jų vertybės yra dirbti vardan Lietuvos, dirbti vardan mūsų žmonių. Ar taip kaip konservatoriai, kai jie turi savo programoje pasirašę, kad mūsų laukia Ukrainos 10-metis, o apie Lietuvą nei žodžio. Kaip taip gali būti, kai tokia didelė ir esminė valdanti dabar mūsų valstybę partija nekalba nieko apie Lietuvą ir apie tarnystę jos žmonėms. Tik tai sako, kad dar mes 10 metų būsime Europos parlamente ir turėjau galėsime nieko neveikti, nes Europos parlamente dabartiniai mūsų parlamentarai yra mažiausiai aktyvūs pagal tyrimą. Tai įsivaizduokit, kas vyksta su mūsų valstybė. Taip, kad aš raginu jūs rinktis taikos koaliciją. Jaunus, aktyvius žmonės, kurie nori pakeisti ES, nori sugrąžinti jai kultūrinį identitetą, krikščionišką į pamatą, šeimos vertybių apsaugą. Tai yra esminiai dalykai. Kaip mes kažkada padarėme dainuojančią revoliuciją Tarybų sąjungoje, dabar mes turime padaryti kultūrinę revoliuciją ES, kad sugrąžinti ją prie bazinių vertybių, bendražmogiškų vertybių. Dėkui, ponia Puidokai. Ponia Bukauskai, ką Jūs galvojate apie gynybos komisaro portfelį? Tai būtų 28 komisaras. Taip, nes 27 yra, 27 ES narės. Bet aš vėl norėčiau sugrįžti, kolegos, prie pirmojo klausimo dėl bendros saugumo ir gynybos politikos. Ir kol mes neturėsime priėmę pirmojo to klausimo ES bendrijoje, ir nerasime pritarimų bendrai, aš nelabai įsivaizduoju, ką tas gynybos ministras, komisaras turės veikti. Todėl, kad šitą priėmus turės tada pasileisti ir gynybos karo mašina, pramonė visa. Todėl, kad kažką gali Lietuvos verslas gaminti, amuniciją kažkokią, ir Janulevičius, konfederacijos prezidentas, minėjo, kad iki 1 milijoną galėtų pagaminti metus kelias įmonės, kur yra presai, visa kita, bet reikalinga sukurti gynybinę teisėkūrą, kad neprieštarautų būtent tvarkom, kas liečia su karo technologijų gamybą. Tai čia yra visų pirma, aš maniau, kad atsiradęs komisaras nebūsime mes nuo to saugesni.
Todėl, kad Lietuva, Latvija, Estija ir Lenkija mes turime, kaip Lietuva, 270 km būtent su Rusija sieną, per 600 km su Baltarusija. Ir didžiausia agresija gali būti pareiti iš šitos pusės, pačiai Europai, ne tik tai minėtom šalim. Tai reiškia, mes turime tos 4 šalis daryti bendrus susitarimus, bendrus ieškojimus, bendrą ginklų sistemą užpirkimą, kad nebūtų dubliuojama. Bet tai turi pasakyti būtent jau profesionalai, kariškiai. O ne komisaras. Aš tai tikrai susilaikyčiau nuo tokio posto steigimų, kur nėra, mano supratimu, įspręsti minėti klausimai. Dėkui, ponia Bukauskai, ponia Tomaševskai, ką jūs galvojate? Na, žinot, šitas klausimas nelabai aktualus, kadangi turime mes Europos Sąjungoje greito reagavimo pajėgas, tai vienas komisaras, jeigu bus papildomai, tai nieko tokio ypatingo nebus. Mes turim 100 000 valdininkų Europos Sąjungoje. Atsiras dar vienas postas į keletą patarėjų. Čia ne esmė. Esmė tame, kad mes turim daugiau naudoti savo diplomatiją, jau turint Europos Sąjungos įgaliotinį užsienio politikui. Ir tik per diplomatiją mes galim be aukų stabdyti karą. Ir aišku, su šitą diplomatiją mes turim problemas. Jau minėjau Mindaugas Puidokas dėl užsienio mūsų reikalų ministro. Aš dar priminsiu įvykius prieš 3 metus, kurie buvo po rinkimų Baltarusijoje. Nereikėjo mums tam kištis į šitos rinkimus. Kinija neturi apskritai demokratijos, neturi jokių rinkimų ir veikia. Tai mes turim plėtoti šitas gerus santykius. Šiandien mes patiškai uždarėm savo pasienį su Baltarusija, punktus uždarėm, žmonės negali nuvažiuoti savo šeimas, didžiulės eilės susidarė. Ir apie tai kalbės Grzegorz Jurgo, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Taip keista kalbėti iš tikrųjų apie saugumo globaliame kontekste, kai nesugebėjom pasirūpinti saugumu prie išorinių ES sienų viduje. Šiandien prie Šalčininkų pasienio kontrolės punkto laukia 700 vilkikų eilė, 10 km eilė. Žmonės kasdien rizikuoja savo gyvybę, išvažiuodami į priešpriešinio eismo juostą, prasilenkdami, negali tiesiog nuvykti kasdien į darbą. Ir mes nematome jokių centrinės valdžios sprendimų, jokio palaikymo. Tai šitoj vietoj reikėtų iš pradžių pasirūpinti savo saugumu pačioj mūsų valstybėje prie mūsų sienų, o tada jau spręsti globalius klausimus. Dėkui Jums, ponia Budraitė. Pagrindinis Lietuvos interesas yra saugumas ir mes saugumo negabėsime užtikrinti, jeigu būsime vieni. Tam būtinas bendradarbiavimas tiek NATO, tiek ES formate ir gynybos komisaro pozicija, manyčiau, būtų reikalinga, nes ji gali padėti telkti politinę valią, išlaikyti darbotvarkės nuoseklumą, taip pat gali parodyti klausimo kompleksiškumą, kad net ir tokie projektai, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo tolimi, kaip Rail Baltica, galėtų būti greičiau vystomi ir įgalinami, nes jie padeda tai pačiai saugumo struktūrai ir infrastruktūrai būti pilnavertiškai, kompleksiškai, kad galėtų judėti gynybos įvairiausi pajėgumai. Ir manau, kad kas nebuvo pasakyta, tai kad pagrindinis mūsų siekis ir tam gynybos komisaro pareigybė padėtų, tai koncentruoti visą įmanomą pagalbą Ukrainai, nes jeigu mes leisime jai pralaimėti arba leisime pasiekti taiką, kaip siūlo aneksijos koalicija Rusijos sąlygomis, tai mūsų laukia 39 metų scenarijus ir žinom, kokia gali būti jo pabaiga. Tai manau, kad nei vienas lietuvis to nenori ir man apskritai apmaudu, kad kartojasi prezidento rinkimų scenarijus, kada mes girdime Kremliaus propagandą lietuviškų rinkimų metu ir dar per visuomeninį transliuotoją. Tai kvieščiau gynybos komisaro portfelį įsteigti, žinoma, atsakingai parinkti, kas turėtų eiti tas pareigas. Ne Orbanas ir ne tokie politikai, kurie drįsta paminti teisės viršenybės principą, šantažuoti bendriją, kuri sukurta vertybių pagrindų ir kuriai įsipareigojimą davė kiekviena šalis. Tai reikia atsakingai tai vertinti ir gynybos komisaro poziciją įsteigti.
Kadangi noriu užduoti dar 2 klausimus, o laikas senka, tai replikas gal paliksime į pabaigą ir eikime prie kito klausimo. Replika yra būtina į tokį įžeidimą, dėl to, kad iš tiesų aš matau, kad žaliosios nėra skaitę konstitucijos, nes nesupranta, kas yra parašyta 25 straipsnėje, kad žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Jos nemato, kad yra Jungtinių tautų visuotinė žmogaus teisų deklaracija ir jos 19 straipsnis. Taip, kad akivaizdu, kad yra liūdna, kad jūs norite diskriminuoti kitus žmonės vien dėl to, kad jie kalba apie taiką, tą pačią taiką, apie kurią kalba šiandien Zelenskis. Gerai, ponia Puidokai, viskas, 20 sekundžių baigėsi, pratęsime, jeigu liks laiko. Eikime dabar prie kito klausimo, kuris skamba taip. Jungtinės valstijos, Kinija ir ES yra 3 didžiausios ekonomikos. Tik tai ES dalis per 30 pastarųjų metų mažėja. Bendros strategijos, kaip atsakyti šituos Kinijos ir Jungtinių valstijų keliamus ekonominius iššūkius, kalbant apie pramonės, pavyzdžiui, vystimąsi, blokas kol kas neturi. Kokių skubiai veiksmų jis turėtų imtis? Pone Puidokai, klausimų sesiją pradedame nuo jūsų. Tai jeigu klausimų sesiją pradedame nuo manęs, tai iš tikrųjų kalbant apie Jungtinės Amerikos valstijas ir Kiniją, mes matome, kad ES yra tikrai sudėtingoje situacijoje, nes šiandien dieną per tą sudėtingą karą, kuris vyksta Ukrainoje, ES yra būtent ta organizacija ir tas darinys, kuris nukentėjo labiausiai. Šiandien ES ekonominis augimas labai stipriai buksuoja, bendro vidaus produkto augimas yra vos 0,8%, kai tuo tarpu Kinijos virš 5%. Į Jungtinės Amerikos valstijas ir į Kiniją išsikelia didžiosios Vokietijos sunkiosios pramonės įmonės, o Vokietija yra ES garvežys, nuo kurio priklauso visos ES ekonomikos sveikata ir funkcionavimas. Dėl to akivaizdu, ES tikrai yra sudėtingoje situacijoje ir turi skubiai sugebėti rasti tinkamus sprendinius tam, kad jinai netaptų tokioje dar sudėtingesnėje ekonominėje situacijoje vien dėl to, kad negeba panaudoti savo inovacinio potencialo. Jungtinės Amerikos valstijos inovacijoms leidžia daug daugiau pinigų, beveik 3 kartus daugiau lėšų virš trilijono, o ES tik tai apie 300 milijardų. Akivaizdu, kad tai yra nepakankamas finansavimas ir dėl to tas atotrukis ne tik tai, kad tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir ES nemažėja, bet jisai daugeliu atveju dar ir didėja. Ir ES per ilgai rėmėsi ta koncepcija, kad jinai rėmėsi tuo, kad Jungtinės Amerikos valstijos ES apsaugos, Kinija bus ES gamykla, o Rusija tieks visus žaliavoms reikalingus išteklius. Tai aš manau, kad ES privalo pati kaip atsakingas geopolitinis darinys imtis atsakingų sprendimų tam, kad mūsų ES šalių narių ekonomika būtų tvirta, kad jinai būtų gyvybinga ir nepriiminėti tokių žalingų sprendimų kaip žalioji darbotvarkė, kuri greuna visą ES pramoninį potencialą ir konkurencingumą lyginant su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir Kinija. Manau, kad tai yra nusikalstama. Dokai, 2 minutės baigėsi. Pone Bukauskai, kaip Jūs galvojat, kokių veiksmų turėtų imtis blokas, kad neprarastų konkurencinio pranašumo prieš Kiniją ir Jungtinės valstijas? Na, manyčiau, kad turėtumėm apgalvotus veiksmus turėti. Pagal užduotą klausimą, ką kolega Mindaugas kalbėjo, tarp Amerikos ir Kinijos yra ekonominių interesų ir yra politinių nesutarimų. Todėl, kad Amerika pasisako už žmogaus teisės, už demokratiją. Na, žinome, kad Kinija būtent yra komunistinė, vienpartinė sistema, bet tai nekeičia. Ir mainų programos vyksta, ir investicijos vyksta, bet dar daugiau pasižiūrėjus, kas jaudina mane ir aplinką galbūt, kurie stebi, kad paskutiniu metu būtent Kinijos lyderis lankosi ne tik Amerikoje, bet ir Europoje. Ir Europoje viena iš tokių kaip Vokietija, kur ieško sutarimų, nes Europa kaip vartotoja Kinija yra potencialas didesnis negu Amerika. Bet ta didžioji valstybė Vokietija, jos pramonė, jos automobilių gamyba, kur yra, vadinkime, yra Kinijoje, jiem yra labai svarbu ir aktualu. Ir šitoje vietoje jie ar nežaidžia su mumis žaidimą uždarą.
tos trys didžiosios valstybės gindamos savo interesus, kad neprisidengtų mūsų. Nes šiai dienai, jeigu pasižiūrėti iš Kinijos einantį ir atsinaujančių energetinių išteklių, saulės baterijų, tai yra 90%. Į Europą būtent yra Kinija. Jeigu pasižiūrėti į Europą, karinės pramonės, vieno šalies naikintuvą, 58% dedamųjų dalių eina iš Kinijos. 8% eina iš Saudo Arabijos, iš kitų šalių ir tik 2% iš Amerikos. Gerai, ponia Bukauskai, ačiū, laikas baigėsi. Ponia Tomaševski, kaip Jūs galvojat, kaip ES gali sumažinti tą konkurencinę atotrūkį nuo Jungtinių valstijų ir Kinijos? Gerai, ačiū už klausimą, aš gal trumpai replikuosiu poniai Budratei. Čia nėra kažkoks naratyvas Kremliaus, čia yra rūpinimasis mūsų piliečiais. Pasienio rajonuose gyvena apie 100 000 mūsų šalies piliečių. Ir jiems reikia daugiau dėmesio centrinės valdžios. To dėja nėra. Dėl jūsų klausimą. Taip jau atsitiko, kad mes kaip ES jau tapom trečią pasaulio ekonomiką. Ne tik dabar JAV yra stipresnė, bet ir Kinija prieš kelias metus mūsų aplinkė. Ir čia nenustabu, kadangi mes šito konkurencingumo per daug neturim dėl įvairių projektų, kaip žaliasis kursas ir taip toliau. Dabar mes esam tik trečią šalį eksportuotoją į Kiniją, ir tai sudaro 10% Kinijos kaip importo, nuo mūsų eksporto. O mes iš Kinijos importuojam 202% savo importo, tai beveik pustrečio karto daugiau. Aišku, čia konkurencijos jokios nėra. Mane papildys Valdemar Urban, yra partijos vicepirmininkas ir tarybos narys. Labadiena, gerbiami žiūrovai. Tai kaip remarka į praeitą klausimą, norėčiau pasakyti, kad mes turim stiprinti esamo komisaro, jeigu toks yra, kuris atsakingas už ES ekonominį konkurencingumą, nes jis de facto dabar neveikia. Kadangi, kaip jau buvo minėta, eilę metų iš eilės ES ekonomika kaip viena iš trijų atsilieka nuo Kinijos ir JAV. Ką mes galime padaryti? Mes turime subsidijuoti atitinkamas pramonės šakas, atitinkamas įmonės, kurie galėtų konkuruoti su JAV ir Kinijos produktais. Mes tokios strategijos neturime. Mes turim tokią subsidijavimo ir mokestinių lengvatų strategiją ES lygių turėti labai aiškiai ir labai greitai. Kinija ir JAV jau tai daro. Kitas dalykas buvo minėta žaliasis kursas. Jeigu jisai bus įgyvendinamas tokiu mastu ir tokia apimtim, kaip jisai priimtas prieš 5 metus, jisai dar labiau pablogins situaciją, nes jisai yra žalingas mūsų ES ekonomikai. Mes nekalbam, kad jo neturi būti, bet mes kalbam, kad jis turi būti patobulintas. Ir trečias dalykas, ekonominio konkurencingumo klausimą. Išnaudoti tą minutę, ponia Budraitė. Europos žaliasis kursas nėra žalingas, tai yra tas receptas, kuris gali stiprinti mūsų konkurencingumą. Bet šitą klausimą reikėtų išskaidyti į dvi dalis, į Kiniją ir JAV. Santykiai su Kinija turėtų būti vystomi abipusiškai naudingų būdų ir Europos komisija tą jau yra svaršiusi. Rinkosi tarp vadinamosios de-risking, rizikos mažinimo politikos ir atsisiejimo. Įvertinant tai, kad Europa yra kai kuriais atžvilgiais beveik absoliučiai priklausoma nuo kritinių žaliavų, metalų, retųjų metalų tiekimo iš Kinijos, tą per vieną naktį ar dieną visišką atsisiejimą ir priklausomybę nutraukti yra labai sunku. Tai ką galima daryti? Mažinti rizikas diversifikuojant tiekimo grandines, ieškant kitų tiekėjų žaliavų, išmokstant gaminti patiems. Ir štai čia yra labai aiškus kelias dekarbonizuojant ekonomiką, remiant inovacijas, ne taip kaip yra dabar, kai mes intensyviam pramoniniam žemės ūkiui per metus ES skiriame 400 milijardų eurų, tuo tarpu MTEP-ui, moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai 350 milijardų. Tai nėra subalansuota. Tai ką kitos valstybės daro, ką daro ta pati Amerika, ji vadovaujasi požiūriu mažas kiemas aukšta tvora. Tai kitaip tariant, identifikuoja tas sritis, kuriuose yra kritiškai priklausoma nuo Kinijos, įvertina jas saugumo atžvilgiu ir susistato aukštą tvorą. Tai įvairiausius mechanizmus, pradedant muitais, eksporto kontrolę ir kitomis priemonėmis, kad ta įtaka būtų mažinama ir priklausomybė. Kalbant apie JAV, be abejo, tai yra mūsų strateginis partneris, tačiau mes turime mokėti stovėti ir ant savo kojų ir tai, ką kalba Makronas apie strateginę autonomiją, tai turėtų būti tikrai visų Europos lyderių galvoje
Ir vėl čia mes grįžtame prie to, kad žalesis kursas su visomis inovacijomis, auginant savo pramonę nepriklausomai nuo kitų, yra tas kelias, kuriuo reikia eiti, o ne galvoti apie nukrypimą nuo jo. Dėkui, ponia Budraitė. Ponia Gražulė, kaip jūs galvojate? Kadangi nors Jungtinėse Amerikos valstijose yra mažiau gyventojų, tik truputėlį daugiau negu 330 milijonų, Europos Sąjungos šalys, pačioje Europos Sąjungoje nesiekia 500 milijardo, bet vis tik mūsų ekonomika atsilieka. Ir pagrindinė priežastis, vis tik tais mes esam pionieriai vadinama žaliojo kurso. Tai kelia milžiniškus reikalavimus verslui, verslas tampa nekonkurencingas. Tai parodė visos Europos Sąjungos neseniai vykę žemdirbių streikai. Jie pasakė, kad negali konkuruoti su pasaulio rinka. Tai manau, kad reikėtų visom šalim žengti koja kojon. To nesilaiko Kinija, to žalio kurso, taip pat ir Amerika nelabai laikosi. Jie žiūri daugiau verslo. Tai čia yra pagrindinė problema, manyčiau, Europos, ir jeigu nekeis kurso, tai ta ekonomika dar atsiliks. O dabar tegu papildo dar mane Ramojus Girinskas. Taip, kolegos, iš tiesų ES turi turėti savo ekonomiką ir vystytis kaip sava ekonomika. Pirmas dalykas, ką mes turime žiūrėti, tai inovacijos. Dabar mes esame pilnai priklausomi nuo JAV ir nuo Kinijos. Tiek ir mikroprocesorių gamyboje, puslaidininkų gamyboje, tiek ir žaliavų tiekime. Jūs pasižiūrėkite, netgi Europa neturi beveik savo palidovų. Turi kelis Kopernikus ar Galilėjo tą paleistą sistemą, kuri praktiškai yra nebenaudojama. Na, aš manau, kad pirmas dalykas inovacijos, antras dalykas mes turime labai žiūrėti stipriai į savo piliečių švietimą. Kitas dalykas, mes augindami ekonomiką turime atsižvelgti į vidaus politiką, turime reguliuoti importo kiekį, turime stabdyti galbūt mums nenaudingą importą, turime skatinti savus ūkininkus, turime skatinti savos produkcijos gamybą ir be abejo turime grąžinti pramonę, ar jinai ten bus žalia ar ne žalia, bet turim grąžinti pramonę į Europą. Dėkui, ponia Girinskai. Ponia Puidokai, replika jūsų, tada ponia Budraitė, ponas Bukauskas, mačiau jūs stovėt. Dabar nuo pono Puidoko pradėsim. Taip. Europos Sąjunga dėja neturi vieningos politikos Kinijos atžvilgių, bet labiausiai nepasisekė mūsų valstybei Lietuvai, nes konservatorių vykdoma užsienio politika su drakonų žudiku Gabrieliu Landsbergiu prieš akiją sukūrė tokią situaciją, kai Lietuva yra vienintelė valstybė Europoje, kuri neturi diplomatinių santykių su Kinija. Tai yra nebejotina žala mūsų šalies ekonomikai, mūsų šalies žmonėms ir aš keliu klausimą, ar Lietuvai trūksta priešų, ar Lietuvai tokiai mažai valstybei dėrėjo veltis į ekonominį ir diplomatinį karą su tokia galinga valstybė kaip Kinija, ar dabartiniam geopolitinių grėsmių pasaulyje tai buvo išmintingas ir teisingas pasirinkimas. Akivaizdu, kad tuo stebisi net BBC ir CNN žurnalistai, bet apie tai mažai žino mūsų valstybės žmonės. Tai mes turėtume suprasti, kad tokios žalingos užsienio politikos mes tęsti negalime ir taikos koalicija padarys viską, kad Lietuvos balsas būtų Europos parlamente girdimas ir jis būtų už diplomatiją ir taiką. Pane Bukauskai. Tai kolega Valdemaras Valkūnas. Europos Sąjunga visi pripažįsta politikai, kad ant prarajos krašto. Todėl tas ekspansija, plėtra, tas imperializmas, gelbėjimas vėl priimant kitas valstybės į Europos Sąjungą, čia tik laiko klausimas. Ir čia padeda daug, kad yra euras. Kol euras yra vertingas, kažkokia vertė yra, tol mes egzistuojam. O taip labai blogos perspektyvos, jeigu nebus disciplinos, atsakingumo, sąžiningumo. Tai šiai kadencijai, gerbiami rinkėjai, kurie jūs išrinksit, bus labai rimtas darbas ir atsakingas darbas, arba Europa išliks, arba sugrius. Dėkui, pana Valkūnai. Pana Budraitė, reaguosit jūs? Europa išliks, jeigu rinksime atsakingus politikus, kurie galvoja apie perspektyvą į 5, 10, 50 ir 500 metų į priekį. Ir žaliasis kursas yra ta perspektyva, kuri gali būti sėkminga. Bet aš labai vėlgi nustembu šiandien labai dažnai, kad Ramojus Girinskas pasirodo palaiko žaliąjį kursą. Jis kalba apie tai, kad reikia trumpinti tiekimo grandinės, apie tai, kad reikia grąžinti pramonę į vidaus rinką, mūsų rinką reikia saugoti nuo taršaus importo. Tai jūs
pasirodo esat mūsų pusėje. Tai tą labai sveikinu, bet tiesiog informuoju, kad tie ūkininkų protestai, kurie vyko Europoje, jau dabar puikiai aiškėja, kad buvo įžiebta liepsna mūsų kaimyno iš rytų. Tai turėkite tą omeny, kai bandot populistiškai sakyti, kad žaliasis kursas yra kažkas blogo. Ačiū, ponia Budraitė, jūsų minutė. Tai žiūrėkite, pirmas dalykas, norėčiau atsakyti taip. Žaliasis kursas, kurie dabar yra, tai tikrai nėra naudingas tiek ekonomiškai, tiek ir žmonėms, tiek visoje tikrai Europoje. Kitas dalykas, taip, gamtą mes turime išsaugoti tik netokiom priemonėm, skurdindami savo žmonės. Antras dalykas, ką aš noriu pasakyti dėl ES nepriklausomumo ir ekonomikos. Vėlgi, mes turime užtikrinti, kad mes turėtume ES vieningą ir karybos pramonę, ir puslaidininkų pramonę, aukštųjų technologijų pramonę, žaliavų perdirbimą, kad viską mes turėtume patys ir nebūtume, kaip sakoma, priklausomi nuo kažkokios tai šalies. Jau dabar mes negalime pasigaminti pakankamai ginklų, mes tos ginklus perkame iš JAV. Kitas dalykas, netgi ir mūsų gaminamų dronų detalės vadinamos lietuviškos, puslaidininkai keliauja iš Taivanio, dalis keliauja iš Kinijos. Na, žinokite, ar ne absurdas? Mes kalbam apie MTEK projektus, taip? MTEK projektams detalės irgi keliauja iš Kinijos. Na, atsimerkite, galų gale. Pana Tomaševski. Tai replikuos partijos vicepirmininkas Jaroslav Narkevič, buvęs susisiekimo ministras, kuris nusipelnė titulo geriausio susisiekimo ministro nuo nepriklausomybės atkūrimo. Prašau. Tai pirmiausia, mes manome, kad reikia išspręsti vidinę tarp ES valstybių konkurencingumo išsprendimą. Kol to nepadarysime, mes turime ginti savus interesus, Lietuvos interesus. Tai būtent transportas, kuris yra ypatingai svarbus. Kai mes pradėjome vystyti Klaipėdos jūrų uostą, tai atsirado praradimas visų srautų iš pietų. Reiškia, turime atrasti sąjungininkus. Taip, kaip mes atradome sprendžiant mobilaus paketo problemą, kai mūsų pozicija, mūsų logistikos pozicija palaikė tik tai 7 šalis, bendraujant su Lenkijos ministru, mums pavyko palaikyti jau 14. Ir srautas Via Karpatija link jūros, bet čia reikia dar sutarti tarp Gdańsko ir Klaipėdos uosto, kad srautai galėtų kompensuoti tas praradimus prarandant Baltarusijos, kad galėtų iš vidinės Azijos pagal tą rytinę sieną. Mes tai gebėjome padaryti, nes reikia iškoti partnerių 3 jūrų kontekste ir tai galime padaryti. Pane Budraitė, pradėkime šį kartą atsakymus nuo jūsų. Jeigu būtumėte išrinktos į Europos parlamentą, prie kokios frakcijos jungtumėtės ir kokias vertybės gintumėte? Žaliųjų frakcija Europos laisvasis alijansas yra ta politinė grupė, su kurios vertybėmis sutinkame pilnai ir tikrai norėtume joje dirbti, o mes ginsime tas vertybės, kurios iki šiol yra ignoruojamos. Mes norime kalbėti apie tai, kad gamtos balsas turi būti girdimas labiau. Investuodami į klimato krizės sprendimą, mes investuojame į savo pačių sveikatą. 52% Lietuvos gyventojų šiandien kvėpuoja oru, kuris netitinka geros kokybės standartų. Mes tokiu būdu giliname savo įvairiausias ligas arba atsiranda naujų, leidžiame pinigus vaistams, neiname į darbą ir užkūrėme visą ilgą grandinę ekonominių nuostolių. Tai man atrodo labai svarbu suprasti šitą dalyką, kad gamtos apsauga nėra tik tai gyvūnų, medžių ar panašiai klausimas. Tai yra kalba apie kiekvieno mūsų ateitį ir apie ateities žmonių gyvenimo kokybę. Mes planetą skolinamės iš ateities kartų. Negalim elgtis taip, kaip būdami vieninteliai jo savininkai. Jau buvo vienas valdovas, kuris sakė, jog po manęs nors ir tvanas. Tai nekartokime šitų klaidų. Antra, mūsų vertybė yra pagarba žmogaus teisėms. Nesvarbu, apie kokią rasę, tautybę ar kokio tikėjimo žmogų kalbėtume. Nemažiau svarbu ir socialinis teisingumas, lygybė. Mūsų sąrašas sudarytas 100% vien tik iš kandidačių moterų. Tokiu būdu norime atkreipti dėmesį į poreikį atstovauti ir įgalinti moteris labiau, nes šiandien, nors ir girdime labai daug pagarbo žodžių, dėja, kai matome sąlygas, kuriomis netolygiai padalinama įvairiausia našta, dėja tos pagarbos nelieka. Tai jeigu jūs
norite matyti šviesą, ėjimą į priekį, progresą, atsakomybę ir nuoširdų rūpestį, o ne įvairias manipulacijas, rinkite žaliuosius. Dėkui, ponia Budraitė. Ponia Puidokai, jūs prie kokios frakcijos Europos parlamente jungtumėtės, jeigu būtumėte išrinkti, ir kokias vertybės gintumėte? Mes jau kalbame apie tai, prie kokios frakcijos reikėtų jungtis. Teko lankytis, kaip minėjau, neseniai Budapešte, Vengrijoje. Tenai bendravome su jos valdančia Fidesz politinė jėga, taip pat taikos generolas Valdas Tutkus, kuris yra mūsų koalicijos narys, lankėsi Vokietijoje, ten bendravo su Vokietijos parlamentarais, taip pat su Alternatyva Vokietija, Alternative für Deutschland politinės partijos nariais, kurie greičiausiai būsimame Bundestage Vokietijoje, jų parlamente turės daugiausiai vietų ir galės teikti savo kanclerio kandidatūrą, taip kad mes ketiname jungtis prie patriotinių jėgų Europos parlamente, kurios gali sudaryti net ir naują visiškai frakciją Europos parlamento kontekste, tam, kad apsaugoti Europos Sąjungą nuo federalizacijos projekto, kuris iš tokių mažų šalių kaip Lietuva atimtų veto teisę, atimtų galimybę mums turėti savo nuomonę ginant mūsų interesus, kad nebūtų priimti žalingi mums sprendimai. Tikrai mes nenorime, kad Lietuva taptų klusniai galvą linksinčią valstybę, kuri kaip vergė būtų priversta tik tai sutikti su didžiųjų valstybių priimtais sprendimais. Dėl to toks jungtinių Europos valstybių projektas akivaizdu, kad Lietuvai yra labai žalingas. Ir jeigu patriotinės jėgos, jūsų gerbiami rinkėjai pasitikėjimo dėka įgis daugumą Europos parlamente, tai bus sustabdyta. Bus sustabdyta ir žalioji darbotvarkė, kuri naikina žemės ūkį, kuri neleidžia mūsų ūkininkams, ypatingai smulkiems, sėkmingai darbuotis. Europos Sąjungoje daugiau nei trečdalių sumažėjo ūkininkų, ypatingai smulkių, vidutinių ūkininkų, ir mūsų visas žemės ūkis atitenka didžiosioms multinacionalinėms korporacijoms, tokioms kaip BlackRock. Tai ar mes norim, kad mūsų žemės ūkis ir maisto produktai priklausytų nuo jų? Joms jūsų sveikata tikrai nerūpės ir genetiškai modifikuoti organizmai žemės ūkyje ir ant jūsų stalo taps kasdienybė. Tai saugokime sveikatą ir rinkitės taikos koaliciją. Dėkui, ponia Puidokai. Ponia Bukauskai, kur jūs matot sėkmingo rinkimo atveju, kokioje frakcijoje ir kokias vertybės ginantį? Tai, mėly klausytojai, žiūrovai, įvertinkim šią kadenciją parlamentas priimdamas sprendimus, iš anksto deklaruodami, kokiuose frakcijose jie jau atstovaus, nesuderinę pozicijų, ar iš tiesų mūsų šaliai tai bus naudinga, šitie priimti sprendimai, kad ir mobilumo paketas, apie kurį jau buvo kalbėta ankstesniai laidoj, kur buvo pakenkta mūsų vežėjams, patiriamos papildomos išlaidos, žaliasis kursas, vadinkime, nuo to negerėja, užterštumo, oro kvepavimo, ką minėjai kolegė, taipogi negerėja. Darbo partijos atstovai gavę pasitikėjimo mandatą iš tiesų kels tikslą būtent vyriausybės nacionalinių lygmenių, kokių pozicijų laikytis ir kurios frakcijos gali įsipareigoti būtent ginti mūsų valstybės interesus. Čia yra labai svarbu. Būtent šitas klausimas. Ir kad dalyvauti norėčiau regioninės plėtros komitete, taip, ir gavę mandatą, tai tikrai būtų įsteigtas Žemaitijų Telšiuose parlamentarų biuras, kur būtų priiminėjami gyventojai, įstaigų vadovai, socialiniai partneriai ir perdodama būtent visi trūkumai, visi nusiskundimai į regioninį plėtros komitetą. tą siūlyčiau daryti visiems Seimo nariams, todėl kad mūsų valstybė yra 10 teritorinių apskričių, kad tie biurai būtų tose apskrityse, ne vien tik tai Vilniuje ar Klaipėdoje. Mes turime išgirsti ir matyti, kaip tolsta mūsų regionai, kaip tolsta ir didėja atskirtis ir ginti kiekvieną Lietuvos žmogų, nepriklausomai nuo socialinių padėties, nuo įsitikinimų, tikėjimų ir visa kita. Dėkui, ponia Bukauskai. Ponia Gražulė, kur jūs matot, kurioje frakcijoje save? Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad ką ir programai rašome, tai mes jungsimės prie tos frakcijos, jeigu jos nesikeis, dabar yra diskusijos, kad bus sukurtos
naujos frakcijos suformavus naujam Europarlamento sudėčiai. Tai antisisteminės, kurios gins nacionalinių valstybių interesus, kurios pasakys prieš federalizaciją, kurios tos frakcijos, kur nepalaikys veto teisės, nes tai visiškai paneigia mažų šalių bent kokią teisę. Mes taip pat jungsimės ir prie tos pačios frakcijos, kurios gins pamatinės krikščioniškas vertybės, ant kurių yra pastatyta Europa. Ir jeigu dabar Europa jų atsisako, tai faktiškai atsisato kaip namas pastatytas be pamato. Tai prieš į tokią frakciją, kur pasisako prieš genderizmą, ideologiją, prieš vaikų klaidinimą, mokant juos, kad yra tie seksualiniai santykiai tarp vyro ir vyro vienodi. Aš manau, kad taip pat labai svarbu yra pasakyti, kad tas auklėjimas, ta kryptis, kuri griauna Europą, būtų sustabdyta. Tai tą sakiau nuo pat pradžių ir tą sakau dabar, kad Europa turi grįžti prie savo šaknų. Jeigu Europa nesugrįž prie savo šaknų, jinai ilgai neegzistuos. Taigi dabartinė ta politika vykdoma Europos Sąjungos, kur išrado kažkokias 107 lytis, tai yra absurdas. Ir noriu pasakyti, kad gerbėmieji Lietuvos žmonės, mados ateina ir išeina. Prisiminkime sovietinius laikus. Buvo madinga ir naudinga būti komunistu. Bet mūsų laikas baigėsi, mūsų 2 minutės, ponia Gražulė, jūsų baigėsi, ponia Tomaševski. Atėjo visiems laikams. Jūs frakcijos tikriausiai nekeistumėt, bet kokias vertybės gintumėt? Evangelijoje parašyta, jūs pažinsite juos iš vaisių. Tai būtent mes turim, gerbimi rinkėjai, žiūrėti, kaip parlamentarai, kaip kokios frakcijos balsuoja. Buvo šitas lemiamas balsavimas lapkričio 22 dieną dėl Europos ateities. Airiai iš 11 parlamentarų visi balsavo prieš, kadangi centras nori paimti labai daug kompetencijų, tame tarpe švietimo kompetenciją. Auklėti mūsų vaikus ne taip, kaip mes norime. Aš balsavau prieš. Balsavo irgi prieš kitas mūsų parlamentaras, nepriklausomas parlamentaras Viktoras Uspaskich. Tai praktiškai tik tautinės mažumas balsavo už Lietuvą. 5 mūsų parlamentarai balsavo už, iš socialdemokratų ir konservatorių 3 susilaikė. Kad to nebūtų, reikia turėti tą frakciją, kuri būtent pasisako už tautų Europą. EKR. Mes priklausome EKR, Europos konservatorių ir reformuotojų frakciją. Taip, reikia Europą reformuoti. Mes šiandien apie tai kalbėjau. Europos konservatorių frakcija. Nereikia painioti su mūsų konservatoriai. Jie priklauso IPP, Liaudės partijai, balsavo už Europos federalizaciją. Mes esame kaip Lietuvos Lenkų rinkimų akcija įkūrėjai šitos frakcijos, signataras. Įkurta frakcija buvo 9 metais ir patyrėm daug spaudimų, kad šita frakcija neatsirastų. Tai yra tokia būtent trečioji jėga Europos parlamente, kuri pasisako už šalių nepriklausomybę, pasisako krikščioniškas vertybės ir pasisako už tautų Europą. Tai šiai frakcijai, jeigu, aišku, žmonės patikės, mes ir priklausysim ir kviesim į šitą frakciją kitus parlamentarus panašiai mąstančius. Deja, čia Lietuvoje nepavyko susitarti kai kuriems partijoms. Aš manau, kad mes turim įdirbį šitoje frakcijoje, pakviesim visus kitus ir sustiprinsim šitą frakciją. Praeitą kadenciją frakcija turėjo 3 vietą pagal parlamentarų skaičių, dabar yra 4. Yra šansai, kad jinai bus 2. Dėkui, ponia Tomaševski, dėkui visiems dalyvavusiems, ačiū žiūrovam, jaukaus vakaro su LRT. Dar vieni debatai rytoj 9.